Sveiki visi, aš Lukas iš Manualai LT administratorius ir radau forume tokį prašymą sukurti pamoką su PHP ir SQL. Pamokoje turėtų būti prisijungimas prie SQL duomenų bazės, tos MySQL duomenų bazės sukūrimas, HTML forma, per kurią įvesime vieną žodį arba keli žodžius ir PHP turės pamatyti, ar tai yra vienas žodis, ar tai keli. Jeigu keli, tai tada turės išvesti klaidą, kad prašome įvesti tik vieną žodį. Ir taip pat turės būti išvedimas tų jau įvestų žodžių iš duomenų bazės. Pradžiai, kadangi aš dirbu su Windows 7, tai man reikia Vampo arba kokios nors kitos Apache serverio programinės įrangos. Vampas tai yra visas komplektas. Windows'ams skirtas Apache, MySQL, PHP serveriai ir jį instaliavus dėl nieko po to nebereikia jaudintis. Taip pat paprasčiausias metodas dirbti localhoste, tai yra vietiniam kompiuterį. Tai parsisiųs tiesiog Vampą, Linux'ams Lampą, ten jau vadinasi Linux Apache, MySQL, PHP server, o čia Windows Apache, MySQL, PHP server. Taigi, Vampą galite parsisiųsti iš vampserver.com arba tiesiog į Google įrašius Vamp. Ir štaip yra du variantai pasirinkti parsisiųsti, tai 32 bitų operacinė sistema ir 64 bitų. Jeigu nežinot kokielių bitų pas jūsų operacinę sistemą, tai galite paspausti ant kompiuter, dešinį pelės properties ir šioje vietoje rodo kelių bitų pas jūsų operacinę sistemą. Tuo system time 32 bitų operating system. Tai reiškia, man reikia parsisiųsti 32 bitų Vampą, jį instaliuoti ir pasileisti. Kadangi jau jį turiu instaliavęs, tai aš tiesiog pasileidžiu. Jisai kraunasi, matosi čia dešinėje. Jeigu neužsikrauna į žalią, o lieka geltonas arba raudonas, tai visų pirma patikrinkit, ar nesate įsijungę Skype'ą. Nes Skype'as naudoja tą patį portą kaip Vampas ir jeigu Skype'as pirmas būna paleistas, tai jisai pasiema savo tą portą ir Vampas tada, kai bando krautis, jisai bando jungtis per tą patį portą, kaip jau Skype'as jau naudoja, ir kadangi jau Skype'as jį naudoja, tai Vampas nebegali jo naudoti ir neužsikrauna. Išspręs problemą paprastas metodas yra tiesiog išjungti tą patį Vampą ir Skype'ą ir paleisti iš pradžio Vampą, po to Skype'ą. Nes kai pirmą paleisit Vampą, tai jisai iš karto pasiims savo tą portą reikalingą ir Skype'as, kai pasileis, tai jisai pasiims tiesiog kitą portą, jis nėra pririštas būtinai prie vieno ir to pačio porto. Tai va, su serveriu tiek, kad galėtume dirbti su PHP, tai jums reikia Apache serverį ir jisai yra Windows'ams Vampas, Linux'ams Lampas. Kai instaliuojat Vampą, C diske atsiranda folderis Vamp, tame folderyje double ir index.php failas. Tai yra tiesiog pradinė tokia konfiguracija Vampo. Ir į adreso lauką naršyklėje įrašius localhost užsikraunama tas index.php failas. Dabar susikursiu naują PHP failą, su kuria padarysiu ir visą pamoką. tą failą pavadinsiu php mysql.php. PHP failus geriausiai redaguoti su tam pritaikytom programom. Bent jau aš naudoju pagrindė 3 jas, tai yra ZenStudio, NetBeans arba Dreamweaver Adobe. Kurį naudoti jums, tai čia tik tai jūsų asmeninis reikalas. Dabar pastaruoju metu bent jau aš dažniausiai dirbu su ZenStudio. O kodėl? Tai tiesiog todėl, kad man jisai patogus. Kuri programa patogiai jums, tai čia jis jau skonio reikalas. Taip, turim dabar tuščią kol kas failą. Galim pradėti tada nuo PHP kodo. Ir visų pirma, ką reikės padaryti, tai prisijungti prie domenų bazės. Kadangi domenų bazės dar neturim, tai galim ją ir susikurti.
aš paspaudžiu kairius pelės ant vampo ikonėlės, iššoka šitas meniu ir pasirinku PHP-MyAdmin. PHP-MyAdminas yra speciali programa skirta duomenų bazių kūrimui, redagavimui, panašiai. Kadangi atidarė per Firefox'ą, tai aš jį uždarysiu ir šitam pradiniam puslapį yra taip pat PHP-MyAdmin nuoroda, tai ją paspaudus tiesiog užsikrauna tas PHP-MyAdminas. Taip, sukuriam naują duomenų bazę. Tarkim, pavadinsiu demo. Siūlyčiau visą laiką pasižiūrėti kodavimą ir man atrodo bent jau, kad geriausiai palikti visą laiką UTF General CI, nes tai yra normalus UTF-as, kuriame telpa visi simboliai visų kalbų ir tada nekyla problemų nei su lietuviškom kalbos specifiniam raidėm, nei su kokios nors kitos kalbos. Paspaudžiam create ir sukuriam mums duomenų bazę. Ta parašo žinutę. Šitoj vietoje rodo PHP-MyAdminas visas užklausas į MySQL serverį, kokios daro per PHP. Tai pavyzdžiui, jeigu norėtumėt per PHP sukurti duomenų bazę, tai reikėtų per PHP pasiūsti tiesiog užklausą create database tokiuose pasiruose kabutėse demo kabletaškis ir sukurti, jeigu demo dar neegzistuotų. Taip, mums dabar šitoj duomenų bazė reikia lentelės, pavadinsiu tiesiog žodžiai. Na ir padarysim porą laukų. Pirmas laukas bus ID žodžio, antras tiesiog žodis. Dabar taip pasirenkam tipą. ID, kadangi aš darysiu taip, kad automatiškai jisai pakiltų vienetu kiekvieno įrašų į duomenų bazės metu. Tai leidžia padaryti uždėti šitą varnelę auto-increment. Tada pamatysit, vėliau parodysiu, kaip veikia tas auto-incrementas. Kad galėtumėt naudoti auto-incrementą, turi būti lauko tipas skaičius koks nors. Nežinau, ar kiti skaičiai tinka, niekad nebandžiau iš tikrųjų net kažkaip tai. Bet integeris tai tikrai tinka, int. Ir integeris turi 2 milijardus kažkiek tai galimų reikšmių. Tai viskas bus ok, tol kol nepasieksit įrašų daugiau negu 2 milijardus. Tai daugumoje svetainių dėl to nereikėtų jaudintis, bet jeigu tai kelia rūpesčių, tai galima dar padaryti atributai unsigned. Unsigned tai reiškia, kad integerio reikšmių sritis, jeigu nebūna unsigned, o tiesiog tuščia čia paliekat, tai integerio reikšmių sritis yra nuo minus 2 milijardų kažkiek tai tūkstančių iki plus 2 milijardų ten su kapeikom. O jeigu paspaudžiat unsigned, tai tada yra nuo 0 iki 4 milijardų ten kažkiek tai. Tarsime, būna tada tik tai teigiamas reikšmės, bet jų dvigubai daugiau negu prieš tai. Taip, kadangi norėsime vesti žodį į sekantį lauką, tai mums reikės tekstinio tipo. Tam puikiai tiks varcharas šiuo atveju, nes eilutės bus trumpos. Varcharas tai yra toksai lauko tipas, į kurį galima bus įvesti bet kokius simbolius, tik tai jo yra apribojimas, kad ilgiausia reikšmė yra 255 simboliai. Ir jisai reikalauja būtinai nurodyti, kokio ilgio galima bus įvedinėti šį lauką žodžius. Jeigu aš, pavyzdžiui, nurodysiu vieną ir bandysiu į lentelę įterpti žodį, kuris turės daugiau negu vieną simbolį, tai tada į lentelę įterps tik tai patį pirmą simbolį ir kitus visus išmes. Maksimali reikšmė yra 250.